Tai jo, mums tai tikrai šiandien sekėsi, atrodo, kad mes esame, nežinau, lyderiai ir tarp lyderių. Tai tas yra smagu, tas visada yra smagu. Tai, bet ir žinau tai, kad visada visi stengiamės, bet ne visiems vienodai būna finišė. 10 arba ištisai visada į ORC Europos arba pasaulio reikėdavo nukeliauti net ir savaitėm. Ir tai, kad mes turime čia Klaipėdoje, viso labo už geros savaitės šiek tiek yra keistoka, nes būdavo pasirengimas, būdavo viešbučių paieška, būdavo transporto kelionė, net ir lėktuvai skrydžiai, iš tikrųjų visko būdavo pilna. Iš tikrųjų, žinom ir tikrai džiaugiamės visada už Lietuvos laivyną, kuris atsinaujina, už naują Arabelą, iš ties džiaugiamės ir norime galų galiausiai ir 4 vėjai nauji šiandien ir galingi su didžiulė Lietuvos vėliava, tai iš esmės ir augam ir naujėjam, tas yra smagu. Laivas yra sukurtas italų dizainerio Mateo Poli, pagamintas Turkijoje, MAT gamykloje. Tai 11 reiškia tiek metrų jisai yra. Tai atrodo greitas laivas, tik tai reikia jį priprasti, išmokti valdyti. Tai daug dalykų, kaip visada, kaip studentam paskutinės nakties pritrūko, tai mums lygiai tas pats. Šiandien išplaukėm, pirmą kartą visas burės buvom pasikėlę. Šiaip laivas tikrai greitas, momentais labai greit plaukdavo, o momentais kažko trūkdavo. Tai panaikintos trūkumus ir, man atrodo, rezultatas bus aiškiai geresnis. Aš net nežinau, kažkada prieš keletą metų toks buvo atseit iš vienos pusės. Lik kažkada gal bus, dar kol nepatvirtintas, tai taip, bet tokia buvo gimusi idėja, kad, žinot, jeigu bus namie, tu turėtum plaukti. Ar prieš kažką, ar už save, ar už valstybę, sakysim, ar už, nežinau, už klubą, taip toliau. Tai toks buvo mintis, kad turėtum dalyvauti, nes jeigu sakom, kad mums toli nuplaukti ten į Kylę, ar ten į Helsinkę, tai kažkur, tai namie tu turėtum būti. Jau toks kaip, sąžinės reikalas, sakysim. Tai kai jau sužinojom, kad yra, pradėjom mąstyti, kaip čia reiktų padaryti, kad jau susirinktų daugmaž stabilę tojo komandą ir kad jau atstovauti, sakysim. Sąžininkai pasakysiu, matyti vis tiek tas mūsų laivas nėra toks jau labai optimizuotas ORC ar ten rezultatam kažkokiem optimaliem, tai mūsų tikslas yra, sakysim taip, sudalyvauti maksimaliai taip, kad patiems nebūtų gėda. Kaip gausis taip, ten, nežinau, finišuoti, aplenkti maksimaliai dalyvių skaičių, pasirodyti, kiek mokam patys geriausiai. O jau kokia ta vieta bus, tokia bus.